ryto. Rytas gražus. Bet po vakarykščio 30 laipsnių. Vakar maksimum ant saulės buvo 32 pas mumis Joniškio rajone. Tai sakykime, to karščio didelio nebuvo. Kai kuriuose rajonuose ten pietiniai Lietuvoje per žinias bent jau sakė, kad iki 36 buvo. Tai matomai gal tiek ir buvo. Nu, bet vakare jau po pietų apie 3-4 valandą pradėjo tas karštis krist. Pradėjo niaustytis, galvojau, sakau, lietus pradės lyti. Bet ne, nelijo. Bet vakare jau ten apie 8-9 valandą buvo tik 22, o šiandien ryte tik tai 11 laipsnių šilumos. Tai va dabar anksti ryte važiuoju paimti paskutinį tą, sakykime, lapų mėginį. Šiais metais, ta prasme, paskutinį kartą paimsiu kviečių lapų mėginį ir pažiūrėsim, kas dar yra kviečiuose. Tas mano planas vis dar tebegalioja. Tai dabar pupas naktimis purškiam nuo ligų. Tai pasibaigs tas purškimas, nes purštuvas yra ne vien mano, tai kolegos irgi kartu purškės. Tai va, ir po to bandysiu nusipuršti su karbamidu savo. Gal pataikysiu taip, kad lietutis palyjas bus, kad būtų drėgni lapai, kad kuo mažiau būtų streso. Bet va, šiluma tas, sakykim, tai iš karto augalus atgaivino. Soja irgi mano pakilo. Gan taip ženkliai. Bet čia liucerna. Čia yra trečiametė liucerna. Pavažiuojam. Kadangi šlapioji buvo, gan šlapia buvo, kai pjovė, nes lietus tas pastoviai lyjo. Tai toks buvo iššūkis. Čia va jau yra antrametė. Nėra čia tų vėžų, tik tai tie, kad matosi, kur pradalgės gulėja, yra tai biški šiek tiek va žemesnė yra liucerna. Na ir aišku, kiekvienas važiavimas tos technikos tai nepridėjo sveikatos. Čia mano rapsas Janošas. Matosi, kad kažkiek yra neužmėgstų. Čia, aišku, gal žiedinuko pažeidimai yra, nes kadangi aš nepurškiau nuo žiedinuko, čia kažkaip pusnys yra pabėgę, bet čia labai nedaug. Bet palyginus, kaip pasėlis mano yra iš rudens nepurkštas, čia buvo su tarpiniais pasėliais pasėtas ir po to pavasarį tik tai yra nupurštas su korvetu. Ir palyginus gan švarus, sakyčiau, pasėlis. Ai, va čia tiesa, kažkur tai buvo ties to didžiuoju stulpu, ten anoj pusė, kur yra, tai čia buvo su Gaspardo sėta. Bet
Jeigu matot, kad jokie skirtumą net nesimato. Jo, ir dabar važiuoju čia iki Kviečių. Tai va, atvažiavau iki savo tų Kviečių. Čia yra veislė Vendelins. Ir čia yra būtent, va ten, ana pirma technologinė vienas bandymas, čia antra technologinė kitas bandymas ir trečia technologinė yra visas laukas, visas masyvas taip yra padarytas. Na, kontrolės nepalikau, nes nematau aš čia prasmės tos kontrolės daryti, kas būtų, jeigu būtų. Tai faktas, jeigu ten visiškai nenaudosi jokio, sakykime, fungicido, tai būtų buvę ligų šiemet, nes realiai buvo šiemet labai palankios sąlygos lygom plist. Tai jeigu taip užmetam akį, pasižiūrim, čia šita technologinė yra vien tik tai biofungicidas naudotas, sakykim, ir čia tokia, sakykim, ta situacija yra. Matosi, kad pažeistų nemažai yra tų augaliukų, bet dabar, kaip, gavosi taip, kad čia biofungicidas naudotas yra ant 4 lapo. Vėliavinis lapas čia nėra gavęs iš viso fungicido, sakykim. Tai va, toks tas rezultatas. Kaip, sakykim, ne pats geriausias, aišku, nes lapai tikrai yra pažeisti nemažai. Varpas, va, kaip ir sakiau, kad reikėjo pamaitinti, būtų šitų gal ir net metę. Bet yra kaip yra. Neišėjo, tai neišėjo. Tai va, dabar eisiu į sekančią technologinę, nes iš čia neimsiu lapų. Einu į sekančią technologinę, ten, kur buvo visas masyvas taip yra padarytas. Man svarbiau žinot, ne kur bandymai buvo, o kaip visas masyvas atrodo, sakykim. Tai va, tai iš ten ir paimsiu lapas. Imsiu dabar vėliavinę lapą. Šitoj vietoj yra atiduotas, jeigu tai pasižiūrim, sakykim, yra atiduotas ant vėliavinio lapo, tai čia matosi šiek tiek sveikesni yra augalai. Tai va, taip ir pasiskinsiu lapų. Pasėlis vis tiek gan žalias yra. Gerai, tai išsikelsiu. Varpa dabar
jau turi grūdelius. Štai va tokia, štai toks grūdelis, nu jau jie yra dabar, sakykime, ta pieninė fazė. Jau užmėgsti grūdeliai ir va, jeigu taip paspaudžiam, išbėga toksai va, nu jau pereinantis, sakykime, tokią vaškinę fazę. Nėra baisiai ten tos įspūdingos tokios varpos, bet va, kaip ir minėjau, yra apatiniai du segmentai atmesti, o taip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu, 10 čia data viršutinis. Čia, bet jau čia bus po vieną grūdą. Jaučias, kad yra užmėgsti. Jeigu čia būna 4 grūdai, būna kartais va ir tam segmente būna, jeigu pataikai tą tręšimą, tai būna ir šitam segmente kartais 6 būna grūdai, ne 4. Šičia yra 4, o būna 6 grūdai. Tai va, tos varpos tokios storos, gražios atrodo, na, bet yra kaip yra. Nu, palyginus aukštį šiemet kviečia irgi, nors ir reguliatorius, bet, nu, normaliai, sakykime, šiemet yra. Biški virš metro yra. Pernai šitas vendelinas man buvo taip pasulik petim. Tai ta veislė tokia, jinai gana atspari išgulimui yra. Sakykime, čia va yra ne pagrindinis, o čia yra pagrindinis. Tai va matot, kiek čia pagrindinis yra, kuris pats pirms sudygo, sakykime. O čia jau yra šoniai išsikrūmijami ūgliai. Ir va, varpai ant kiek smulkesnė yra. Nu, nežinau, kitų veislių. Nu, čia va, pavyzdžiui, matosi, kad 4 segmentai neužmėgsti. Tai va, čia grinai trūko azoto. Šiemet azoto pas manis gavosi 160. Nei taip mažai, nei taip daug, sakykime. Anksčiau būdavo įvairiai duodavom ir daugiau to azoto. Bet dabar, kai tokios kainos, kažkaip biški. Dabar tik tai vienintelis, kad yra tarp klasių labai didelis skirtumas, sakykime, ko anksčiau nebūdavo tokiam laikė. Būdavo ten skirtumas iki 10 eurų, o dabar yra jau virš 10 eurų, tarp, sakykime, ekstros ir antros klasės, tai jau visi 25 eurai skirtumas. Tai yra tikrai ganėtinai didelis, bet šiemet ekstros tai tikrai labai maža tikimybė, kad bus. Bet pabandyti galima. Ir pabandysiu tyrimus atlikti. Ir pasidalinsim būtinai su jumis rezultatais. Tad iki sekančio susimatymo ir ate.